Sveiki visi, o gal tiksliau reikėtų sakyti, labai malonu matyti tokią moterišką kompaniją. Iš tiesų tik antrą kartą tenka galimybė moterim, organizatoriam. Manau, kad puikiai idėja, tęskit, galėtų virsti gražią tradiciją. To ir linkiu. Na, šiandieną norėčiau su jumis pasidalyti apie tai, kaip galima būtų pasiekti didesnės sėkmės karjeroje. Ir noriu kalbėti apie didesnę sėkmę karjeroje, apie moterų didesnę sėkmę karjeroje šiandieną. Kodėl noriu tą daryti? Tai visų pirma dėl to, kad turiu sukaupus nemažą tarptautinę patirtį. Man teko galimybę 8 metus gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tenai pamačiau, sužinojau daugiau apie tą kultūrą, patyriau, kokia yra profesinis, koksai yra kelias tenai, nes pati savo pirmuosius žingsnius profesinius žengiau būtent tenai. Ir manau, kad moteris tenai turi daugiau ambicijų ir tikrai daugiau siekia karjeros kelyje. Ir kadangi daugiau siekia, tai natūraliai turbūt daugiau ir pasiekia. Todėl manau, kad verta kelti šitą aktualiją ir Lietuvoje, šiek tiek daugiau apie tai kalbėti ir tikiuosi, kad daugiau susidomės ir norės moteris siekti. Taip pat noriu pakalbėti ir dėl to, kad atstovauju tokią šaunią organizaciją Swedbank. Ir jau 2 metus vadovauju Lietuvai, Lietuvos bankui. Ir galiu pasakyti, kad tikrai nėra daug rinkoje mūsų visoje Lietuvoje turbūt organizacijų, kurios kalba apie moterų lygybę, apie moterų teises, apie lyčių įvairovę. Tai mūsų atveju mes jau gerus metus intensyviai dirbam tais klausimais viduje organizacijoje per visas 4 šalis, kuriuose mes veikiam, tai Lietuva, Latvija, Estija ir taip pat Švedija. Ir labai ne tik kalbam apie tai, bet jau kažką ir darom. Visų pirma, turi 10% proporcija, negali būti vadovų lygmenį mažiau 40% vienos lyties. Tai Lietuvos atveju galiu pasigirti. Iš tiesų Lietuvos Swedbanko valdyboje turim šiai dienai 3 moteris iš 7 valdybos narių. Tai atitinkam reikalaujamas proporcijas. Taip pat atitinkam ir visuose kituose vadovų lygmenyse, tiek aukščiausių vadovų, tiek vidurinės grandies ir tiek žemiausių vadovų lygmenyse. Tai manau yra nuostabus pasiekimas. Taip pat antra kryptis, kuria dirbame kaip organizacija, tai yra apie atlyginimų suvienodinimą. Tai yra be galo jautrus klausimas ir šiai dienai viduj matuojam atlyginimus vyrų ir moterų. Ir, sakyčiau, galiu net pasakyti, kad net per visas 3 Pabaltijos šalis tas atotrukis tarp atlyginimų vyrų ir moterų statistinis, jis yra apie kelis procentus, apie 2% konkrečiai. Tai ką mes darom, mes matuojam, stebim, žiūrim ir siekiam, kad išnyktų tas skirtumas ir tie atlyginimai būtų vienodi. Tai nėra lengvas darbas, nes labai sunku objektyviai vertinti situaciją ir net tose pačiose pareigose dirbantys žmonės turi skirtingą patirtį, skirtingą, taip sakant, istoriją. Tai visą tai paversti skaičiais yra labai sudėtinga, bet mes esam geram kely ir dirbam su tuo. Na ir trečias momentas iš organizacinės pusės, dėl ko noriu apie tai kalbėti, yra tai, kad iš tiesų jaučiam, kad tai yra labai vertybinis klausimas. Kai kalbam apie lyčių lygybę, apie lygias galimybės, iš tiesų visų pirma, tai yra mūsų vertybės, kaip mes suvokiam save, kaip mes suvokiam aplinką. Lengva pakeisti, tai yra tam tikros nuostatos susiformavusios ir tai yra sudėtinga keisti. Tai pirmas dalykas, ką mes darome, tai viduje organizacijos vadovam įvairių lygmenų, iš tiesų daro mokymus, mokom, diskutuojam apie tos klausimus. Tuomet taip pat diskutuojam tais klausimais su darbuotojais, visais lygmenimis. Na ir dar vienas momentas, taip pat einam į viešumą ir kalbam viešai. Tai ką aš darau šiandien su jumis ir taip pat darom kitos renginiuose. Tai tokiu būdu tikimės, kad susidomėjimas ta tema augs ir, taip sakant, bus didelės naudos. Na, o šiandien noriu pasidalinti savo asmeniniam patirtimi. Ir man iš tiesų labai pačiai patiko ir įkvėpė Jurgos rodytos istorijos, visą laiką tai įkvėpė, bet aš daugiau turbūt kalbėsiu apie profesinį kelią, apie tai, kaip greičiau pasiekti sėkmės profesiniam kelyje.
Ir vienas iš tokių esminių dalykų, ką iš karto noriu pasakyti, tai labai svarbu yra susiformuoti ir nuolat ugdyti stiprią asmenybę. Asmenybės ugdymas turbūt prasideda dar prieš gimimą, bet ir aišku, natūraliai nuo pat gimimo, nuo pat pirmų akimirkų mes formuojamės pagal tai, kokia yra aplinka, kokia yra šeima, kaip mus auklėja, kaip mus moko. Tai visi tie dalykai per ilgą laiką padeda susiformuoti ir ateiti iki tos asmenybės, kur mes esam dabar, bet taip pat ir nuo dabar į priekį žiūrint, taip pat nuolat turim dirbti su savim ir ieškoti būdų tobulėti ir eiti priekį. Manau, kad labai svarbu nuo vaikystės ugdyti būtent asmenybę. Mes dažnai sakom, kad mergaitė auga ar berniukas, bet turbūt labiausiai, kad reikia ugdyti tą asmenybę, padėti vaikams atrasti save nuo pat mažens. Ir normalu, kad ne visos mergaitės turi dėvėti rožinės sukneles, gali būti puikios žalios suknelės ir rudos ir tikrai tai mus padaro įvairesniais. Ir labai svarbu nuo vaikystės turbūt diegti tas vertybės, kad įvairūs dalykai yra gerai, padėti vaikams ieškoti savo kelio, įgalinti vaikus, leisti jiem bandyti. Ir va šitoje vietoje noriu pasidalinti tokią asmeninę istoriją iš savo pačios vaikystės. Beje, esu išaugus labai moteriškoje aplinkoje, turiu 3 seseris ir mes 4 esam dukros šeima. Tikrai labai gerai pažįstu moterų įvairius niuansus. Ta istorija yra iš to laiko, kai man buvo 7 metai, mano vyresniai sesei buvo 10 metų. Ir tuo metu, toks metas buvo, mes tiesiog darėm eksperimentus namie. Ir darėm tą kiekvieną dieną, grįžę po mokyklos. Matyt dėl to, kad sesė jau mokykloje mokėsi darbuose gaminti, mes kiekvieną dieną grįžę viską, ką rasdavom šaldytuve, viską panaudotom, pagamindavom. Tai nuostabu yra tai, kad mano tėvai tai toleravo ir tai leido. Ir dabar ta istorija skambėtų iš mano mamos pusės taip, kad laiptinė, gyvenam daugiaaukščiam name, 3 aukšte ir jau jaučiu, sako mama, tų svilėsių kvapą, jau žinau, kad vėl prigaminta. Tai mama tuo metu laukėsi mūsų jauniausios sesers. Tai iš tiesų galiu suprasti jos tą nuotaiką, nes jaunai supranta, kad vienas dalykas, kad virtuviai laukia didžiulė netvarka, 2 vaikai 70 metų pusę dienos praleidę virtuviai, tai tikrai nieko gero nerasit. Na ir kitas dalykas taip pat ekonominis, viską, ką rasdom šaldytuve, viskas naudodam, sugebėdam ir kiaušinius, ir sviestą, ir grietinę. Ir tikrai mama grįžus rasdavo tuščią šaldytuvą. Dar labai svarbu, kad vakare grįžęs tėtis irgi atsidarydavo duris ir pajutęs tą kvapą, sakydavo, aš šaunuolės ir vėl jūs padarė čia sausainių iškepėt. Valgydavo kiekvieną dieną tuos sausainius, kurie dažnai buvo nevalgomi. Ir tokiu būdu skatina mus dar labiau įsitraukti tas veiklas. Tai labai vertinu tą tėvų tokį norą paskatinti, bandyti ir gamybos procesą patirti, visą tą suvokti, kaip viskas vyksta. Ir galiu pasakyti, kad šiai dienai tiek mano sesuo, tiek aš labai mėgstam vis dar suktis virtuvėje, nepaisant to, kad kartais tai baigėsi ne visai švariai. Dar viena istorija iš savo asmeninio gyvenimo. Manau, kad labai svarbu, jog nuo vaikystės tėvai ugdė labai didelį atsakomybės jausmą. Tai tokia, labai gerai atsimenu vieną frazę savo tėčio nuo vaikystės, tai dar buvau turbūt pradinėse mokyklos klasėse, kur pasisodinės tėtis visą laiką sakydavo, Dovilė, jau kai jūs užaugsit, tai galėsit būti kuo tik norit. Tuo metu man ta frazė daug nesakė ir aš iš tiesų nelabai supratau, ką jinai reiškia, supratau tą daug vėliau, jau kaip ėjau karjeros keliu, bet tai, kad nuo mažens man ta aplinka tokį davė, tokį, kaip pasakyti, pagrindą, tai aš manau labai padėjo susiformuoti stiprybei, pasitikėjimui ir kitiem dalykam, kurie būtent vėliau ir padeda pasiekti sėkmės karjeroje. Tai tikrai linkiu skatinti tos vaikus nuo mažens atrasti save, bandyti jiems, taip sakant, įsitraukti į veiklas, skatinti atsakomybę ir tokiu būdu išsiugdys stiprios asmenybės. Mano istorija asmenė gal ir ganėtinai tokia pozityvi, bet iš tiesų, kas įdomu yra tai, kad yra labai daug ir priešingų pavyzdžių, kaip susiformuoja stiprios asmenybės. Ir čia norėčiau paminėti moterį, kuri mane stipriai įkvėpė, tai yra Oprah Winfrey.
Turbūt esat girdėję apie ją, tai jinai yra sukūrus pasaulyje didžiausią mediją imperiją ir yra moteris pirma pasiekus labai didelės sėkmės versle. Jinai pati turėjo labai sudėtingą vaikystę, be galo skurdžiai gyveno ir patyrė smurtą šeimoje ir tikrai visa paauglystė, jaunystė buvo be galo sudėtinga, bet man kažkada buvo labai įdomu, domėjausi jos autobiografiją. Nepaisant to, jinai sugebėjo susiformuoti labai stiprią asmenybę ir pasiekė ypatingų dalykų ir pasiekimų, kurių kiti žmonės turbūt per visą gyvenimą net nepasvajoja. Tai aš manau, kad tas irgi labai įkvepia, kad nepaisant tų aplinkybių, nepaisant ugdymo, vis tiek visi keliai yra galimi, tu turi tik siekti, bandyti, nebijot suklyst, nebijot pargriūt, nes reikia eiti į priekį, atsikelti ir pargriūdamas kartais tu tampi dar stipresniu. Be tokios stiprios asmenybės labai natūraliai naudinga ir reikalinga yra geras išsilavinimas. Išsilavinimas, žinios arba dar kitaip, kaip nors galima pasakyti, nes būtent per tai tu žinai, kokios yra galimybės ir tada tu gali galvoti, kur tau save nukreipti, savo visas jėgas ir kaip realizuoti save geriau. Dėl išsilavinimo, tai čia nėra ką šnekėti, Lietuvoje turim labai gerą situaciją, galim pasididžiuoti. Esam viena iš retesnių šalių Europoje, kur moteris pasiekia aukštą išsilavinimą. Iš tiesų yra ta dalis moterų vis auganti, o vyrų vis krentanti. Tai tik dar vienas toks objektyvus kriterijus, dėl ko laikui bėgant turėtų didėti ir moterų lyderių, ir moterų santykis profesinėse aukštumose, aš manau. Man dar labai svarbu buvo tai, kad galėjau patirti tarptautinę aplinką, susipažinti su kita kultūra, man labai padėjo susiformuoti tam tikrus įgūdžius ir vien tas suvokimas praplatino akiratį ir suvokimas skirtingos kultūros šiai dienai irgi yra stiprus pliusas, ką aš turiu lyginant su kitais žmonėm, kad kam nepavyko kažkur išvykti, gal ir pakeliauti ir turėti tą platesnį požiūrį, tai tikrai gali jūs nuvesti sėkmę. Na ir kadangi to laiko nėra daug, istorijų be galo galėtų čia būti, tai trumpai tik tai noriu apibrėžti, kad svarbu tas stiprus asmenybės pagrindas, išsilavinimas, žinios, ir tuomet ateina kasdienybė, ateina profesinė patirtis, kurią tu kaupi ir su ją dirbi. Tai labai gerai, jeigu papuoli iškart į savo sritį. Man pirmą dieną nuėjus į banką, kur buvo mano iš karto buvo aišku, kad aš noriu dirbti banke, man čia tiesiog nuostabu, tu tiesiog klientam kuri vertę ekonomikoje ir tai visą tiesiog mane užvaldė. Tai labai linkėčiau visiems atrasti tą savo kelią kuo anksčiau. Na ir tuomet pasitikėti savim. Greičiausiai bus taip, kad niekas tam tikrais momentais jumis netikės, tik jūs pati. Ir to užtenka, kad būti sėkmingom, nereikia, kad jumis tikėtų visi. Reikia tik tai tuomet eiti į priekį ir, taip sakant, vykdyti tą savo užduotį ir ieškoti būdų ją realizuoti. Taigi, noriu tikrai palinkėti didelės sėkmės savo asmeniniam kelyje, karjeros kelyje. Dar noriu paraginti daugiau diskutuoti šią temą savo organizacijose. Lyties lygybės ir įvairovės klausimai jie nėra dar labai populiarūs ir turbūt kuo daugiau diskutuosim, kuo daugiau šnekėsim, tuo turėsim geresnį rezultatą. Mūsų atveju, mūsų organizacijos Swedbank atveju mes jau žinom, kodėl mes tą darom, nes tikrai yra įrodyta daugybė tyrimų, kad turint gerą lyčių balansą darbe, tu visą laiką pasieksi geresnį finansinį rezultatą ir tai yra labai svarbu. Bet taip pat mes jaučiam, kad ten, kur pajungi ir turi gerą lyčių balansą, atsiranda daugiau kūrybiškumo, daugiau inovacijų, daugiau platesnių sprendimų. Ir aš manau, kad tai yra ateities organizacijų kelias. Tai yra tiesiog neišvengiama, nes ten mes turime eiti. Taigi, kad laikas mūsų jau visai į pabaigą, tai dar kartelį dėkoju organizatoriam. Manau, kad puikia konferencija ir linkiu visom didelio įkvėpimo šiandien. Ačiū Jums labai.